Labas, mielas mano investuotojų, pastaruoju metu rinkoje praleidžiu vis daugiau laiko, bet investavimo įžvalgom dalinuosi tie, kurie sekat mano portfelius Freedom24 platformoje, galit matyti, kada aš ką per kur parduodu, bet taip pat dalinuosi ir bendrauju mūsų uždaroj investavimo bendruomeniai. Artimiausiu metu galėsiu papasakoti šiek tiek daugiau, kai pasakosiu daugiau apie opcionus ir opcionų prekybą. Tikrai rezultatai šiemet stebina ir dėl Trumpo tarifų, ir dėl apskritai esamo bullruno. Neperseniausiai Federalinis rezervas sumažino Powellis palūkanas ir pasakė, kad dar po 0,25 karto mažint turėtų ateinančius 2 kartus dar šiemet. Tai rodo visus bullish signalus. Ir kai rinka kyla, nereikia būti genijum, kad uždirbtum. Bet šaunu, kad aš turiu strategijas tiek kai rinka kyla, tiek kai turime bull marketą, tiek kai rinka stovi, yra fletas, vylinant opcionus galima pakankamai uždirbti ir stovinčioje rinkoje. Na ir žinoma, tikrai galima turėti puikius rezultatus, kai yra meškų rinka ir investicijos krenta. Žinoma, jeigu turi pakankamai nesuinvestuotų pinigų. Dėl to, jeigu investuoji pinigus, tavo investavimo strategija nėra tik tai BVC and chill, ar nėra tik tai indeksas and chill, o nori šiek tiek aktyviau uždirbti ir investuoti, uždirbti daugiau nei 10-15% per metus, tai tokiu atveju reikėtų turėti bent jau 10-20% nesuinvestuotų pinigų, pasinaudoti atitinkamose situacijose rinkoje. Nu, o šiandien noriu parodyti tau, kaip įsigyti amerikietišką ETF-ą kažkokį, net jeigu nesi profesionalus investuotojas. Nors aš ir esu profesionalus investuotojas, šiuo atveju galiu įsigyti ETF-us tiesiog paprastai pirkdamas ir parduodamas juos, bet šiandien noriu tau parodyti, kaip nebūnant profesionalių investuotojų per biržą, nesvarbu kurį brokerį, bet aš parodysiu per Freedom24, opcionų pagalba, perkant call opcioną, galima įsigyti bet kurį amerikietišką ETF-ą. Aš šiandien konkrečiai tau parodysiu su Bito ETF-u, nes dažnai gaunu klausimą, kaip įsigyti Bito, ar kaip įsigyti kokį TQQQ, dar kažkokį amerikietišką ETF-ą. Nu, trumpai apie Bito ETF-ą, jeigu pirmą kartą apie jį išgirdai, tai yra pirmas JAV esantis Bitcoin Futures ETF-as, tai jisai neperka tiesiogiai Bitcoino, bet prekiauja ateities sandoriais, tai yra lengva prieiga, tau pakanka vertybinių popierių sąskaitos, kad galėtum investuoti į jį, nereikia kripto piniginių, reguliuojama SECO ir kiekvieną mėnesį išmoka atitinkamas išmokas investuotojams. Minusai tai, kad per laiką fondas praranda dalį vertės, gali prarasti dalį vertės, turi valdymo mokesčius, ko nėra investuojant tiesiogiai į Bitcoiną. Na ir aišku, yra NAV tirpimas, didelės mėnesinės išmokos dažnai reiškia, jog mažėja fondo kaina. Na ir žinoma, ilgalaikė grąža gali atsilikti nuo Bitcoino augimo ir dažnu atveju investuojant į Bitcoiną grąžos bus didesnės ilguoju laikotarpiu, bet Bito sužavi investuotojus tuo, kad galima gauti ganėtinai aukštas mėnesinės išmokas, tai yra išmokų pavidalu ir kurtis investuotojų mėgstamą tą terminą pasyvias pajamas, turėti kažkokius kapsiukus. Žmonėms dažnu atveju būna nuobodu laukti, kada užaugs kažkokie fondai, matyti akcijų kažkokį augimą, norisi melžti tą karvę ir gauti išmokas. Bito tikrai gali pasiūlyti didelius mėnesinius išmokėjimus, žinoma, prisimant atitinkamas rizikas, kurias aš jau minėjau, tai vieneto kaina gali pykti ir apskritai Bito yra susijęs su Bitcoino ateities sandoriais. Tai priklauso viskas nuo Bitcoino kainų svyravimo ir futureso rezultatų. Grąžos sako, kad yra 15-30%, to aš parodysiu grąžas, kokias iš tiesų moka Bito. Ir žinoma, jeigu jūs tų išmokų nereinvestuojat, tai bet kokiu atveju turėsit prastesnius rezultatus, negu būtumėte investavę tiesiog į Bitcoiną. Bito mokamas procentas, tai dabar vidurkis yra 55%, kiek jisai moka išmokų dividendų pavidalu, tai yra 55% metinių palūkanų. Tikrai yra kosmosas. Aišku, dabar mes ir turėjom ir Bitcoino augimą. Yra labai didelė tikimybė, kad iki metų galo dar turėsim visą kripto raną ir augimą, bent jau pagal visus ciklus taip turėtų įvykti, bet nepamirškit investuotojai tai, kad investavimas vis laik yra susijęs su rizika ir praeities rezultatai neatspindi ateities rezultatų, nebūtinai atspindi ateities rezultatus. Investavimas yra susijęs su rizika. Tai, kad tikimybė yra didelė dėl mažinamų palūkanų ir dėl to, kad kaip atrodo Bitcoino ciklas, kad mes turėtume turėti augimą, nereiškia, kad 100% tikrai taip ir įvyks. Aš asmeniškai turiu Bito poziciją, dažnai jį ir vylinu su opcionais, bet žinoma, ženkliai didesnė mano pozicija yra tiesiogiai investuota į Bitcoiną. Pasižiūrėkim, kiek aš čia esu investavęs į Bito. Apie 20 000 yra suinvestuota šiame portfeliuke ir
pinigų judėjimas, dividendai. Dividendai, pavyzdžiui, rugsėjo mėnesį gavau $743 dividendų, rugpjūčio mėnesį 982, liepos mėnesį 631, birželio mėnesį $810. Tai tikrai kosmosas, kiek moka dividendų. Laukit, gal išsieksportuosiu Exceliuką. Filtras, paimkim Bito. Tai nuo 24, kada pradėjau pirkti gegužės mėnesio, matot, kai perkant daugiau didėjo ir išmokos, tai jau esu gavęs $6,639 išmokų. Tai lyginant su to, kiek su investuota, aišku, dabar yra šiek tiek dar ir minuso, minus $225, bet yra 6,000 dar gauta iš išmokų per šitą laikotarpį, kiek čia daugiau nei metai ir 4 mėnesiai. Tai kaipgi įsigyti Bito į ETF arba bet kokią amerikietišką ETF, jeigu nesat profesionalūs investuotojai. Opcionų pagalba jūs galite pirkti call opcioną ir tokiu atveju įsigyti 100 vienetų bet kokio aktyvo. Tai šiuo atveju Bito. Opcionai vis laik yra lotais, vienas lotas yra 100 vienetų. Tiek perkat 100 vienetų, tiek parduodat 100 vienetų. Negalite įsigyti ten 10 akcijų ar ten 50 akcijų, vis laik yra 100 akcijų, 100 fondo vienetų. Keliaujam į prekybą, tuo aš atsidarysiu ir... Netidaryta. Įvedam Bito JAV. Standartiškai jums čia turėtų išmesti, kad jūs negalite pirkti Bito, nes nesat profesionalus investuotojas. Jums reikėtų paspausti opcionai, čia įvesti turtą Bito, reikėtų pasirinkti call opcioną. Čia yra dienos, už kiek dienų, kokios datos yra expiry date, kuriam laikotarpiu jūs perkat opcioną. Čia galite pasirinkti, kad jums rodytų visas esamas kainas. Tai jūsų tikslas įsigyti Bito, tai vadinasi renkatės kaip artimesnė expiry date. Artimiausia diena mano atveju yra 26 rugsėjo. Ir jeigu aš norėsiu įsigyti Bito, man reikia nupirkti opcioną. Šiuo atveju jums rašo, kiek jums kainuos šito opciono pirkimas. Tai jūs turėsit sumokėti 100 vienetų kart 27 centai, $27. Galima šiek tiek bandyti įsigyti už 25, bet tebūnie. 0,27. Nepasakosiu dabar visos teorijos, nes šiek tiek ilgai užtruktų. Ką tai reiškia? Už 2 dienų, tai yra rugsėjo 26 dieną, nepaisant to, kokia kaina bus, gali būti, kad tuo metu Bito kaina bus 18, bet jūs turėsit teisę pirkti po 19,5 100 vienetų, kas yra nelogiška, nes rinkoje kaip ir galėtume nupirkti už $18, tai jūsų opcionas kaip ir tampa bevertis. Jeigu jūsų tikslas yra įsigyti ir, pavyzdžiui, jeigu pirktume dabar už rinkos kainą, tai jūs dabar mokėtumėt po 19,58. Jeigu įsigysit po 19,50, tikėtina nesupyksit. Tai ką jūs galite padaryti? Sumokėti $27 ir nupirkti šitą call opcioną. Ir jeigu po 2 dienų kaina bus, tarkim, 20 arba 20,5, jūs vis tiek galėsit nupirkti 100 vienetų po 19,5. Už tai būsit sumokėję $27. Viskas, spaudžiat pateikti pirkimo nurodymą, patvirtinate pirkimą ir laukiate 2 dienas. Praėjus 2 dienom turėsit 100 vienetų Bito, kuriuos būsit nupirkę po 19,5, tai investuosit $1950 ir už šitą opcioną būsit sumokėję šiuo atveju, dabartiniu mano atveju, $27. Tikiuosi pavyzdį supratot, jeigu nesupratot, tai parašykit komentaruose, rašykit komentarus, klauskit, tikrai padėsiu suprasti daugiau. Artimiausiu metu sukursiu ir atskirą video, daugiau jums papasakosiu apie opcionų pardavimą galbūt ir pirkimą ir apskritai opcionų specifiką, kad daugiau suprastumėt. Noriu tik priminti, kad šio video aprašyme galite rasti nuorodas mano investavimo portfeliams Freedom24 sekti. Juos galite sekti tik tai, jeigu turit Freedom24 accountą. Taip pat Freedome galioja bonusas su sąskaitos papildymą. Šio video aprašyme irgi galite rasti informaciją apie tai. Stengiuosi su jomis dalintis ir nemokamo turinio. Tai vienintelis prašymas iš mano pusės, jeigu jau nuspręsite investuoti ir atsidaryti Freedom24 accountą, pasinaudokit mano nuorodą. Tokiu atveju jūs gausit bonusą ir aš galėsiu gauti papildomų pinigų iš Freedom24 affiliate'o referalinės sistemos. Tai turėsim tokį win-win variantą ir tokiu atveju galėsite sekti mano daromas investicijas, matyti, kada aš ką per kur parduodu. Čia yra vienas portfelis, pagrindinis augimo portfelis yra tai šitas, apie jį galbūt aš papasakosiu kitame video, apie pozicijas, kurias keičiau per pastaruosius porą mėnesių, nes turbūt 1,5 mėnesio jau su jomis nesidalinau investavimo atnaujinimais. Tie, kurie žinoma stebėt portfelius, tai tikrai matėt, kad dariau ne vieną treidą. Na, jeigu kažkam iš jūsų įdomu opcionų prekyba ir norit patekti į mūsų uždarą bendruomenę, paliksiu šio video aprašyme registracijos formą. Štai šitą registracijos formą, tai suveskit savo kontaktą
kontaktus, vardas, pavardė, telefono numeris, L-paštas, kiek galite investuoti, kas domina, ar opcionų prekyba ir uždara bendruomenė yra investavimas juridiniam asmeniui, nes juridiniams asmenims investuoti per įmonę irgi galim padėti, yra nemažai niuansų. Investuojant per įmonę galima, investuojant į ETF-us, nemokėti pelno mokesčio tam tikrus, tai yra niuansų. Tai jeigu kažkas turit verslus, turit bent jau 10-20 tūkstančių, kuriuos norėtumėte investuoti ir prekiauti opcionais ir aplenkti indeksus ir uždirbti atitinkamai daugiau ir patekti į mūsų uždarą bendruomenę, užsiregistruokit. Paskambinsiu kiekvienam asmeniškai, nes atsirenkam žmonės, ką priimam į bendruomenę, kiekvienam skiriam individualiai nemažai dėmesio, kad negrybautumėt ir tikrai turėtumėt rezultatus. Visas reikalingas nuorodas rasit šio video aprašyme. Turim nemažai norinčių, užsiregistruokit, tikrai, kaip sakau, su kiekvienu pakalbėsiu, pasakysiu, kada bus artimiausias laikas, kada priimsim naujus narius į bendruomenę. Kaip ir sakiau, kiekvienam skiriam individualiai dėmesio, tai nėra taip, kad kiekvieną priimam ir nedarom kažkokios masovkės. Yra atitinkami kriterijai, kad patekti į tą uždarą bendruomenę. Bet kokiu atveju pas mane gausu tikrai ir nemokamo turinio, kaip ir sakau, sekit mano Freedom24 investavimo portfeliu, sekit mane Instagram'e, tenais dažnai dalinuosi savo treidais ir rezultatais. Na ir žinoma, nepamirškit prenumeruoti mano YouTube kanalo. Tikrai į mėnesį padarysiu po 1-2 video, paupdeitinsiu jūs su savo investavimo portfeliais ir pasistengsiu padaryti kažkokį edukacinį video. Tai ačiū, kad prenumeruot, ačiū, kad paspaudžiat like, parašot komentarą ir linkiu jums sėkmingo investavimo ir pasimatom kitose video. Iki.